Nu tai prisistatom šį kartą, ar antrą laidą darom neprisistatę? Nu tai gal jau reikėtų. Ant tiek susijaudinom, kad... Gavom kelis šimtus nusiskundimų, kad neaišku, kai čia. Kaip sakant, pirmas blynas prisvilęs, tai šį kartą jau prisistatom, tai kolegos Paulius Sugintas, regbio Ąžuolas komandos žaidėjas, taip pat ir Lietuvos regbio 7 rinktinės narys, Domantas žaidėjas Ąžuolo treneris, taip pat Lietuvos regbio 7 rinktinės treneris. Ir aš Tautvydas. Fizinio parengimo tik paminėk. Fizinio parengimo treneris, taip. Tai aš Tautvydas, žaidėjas Ąžuolo, žaidėjas regbio 7 ir 15 rinktinių, tai malonu visiems prisistatyti ir važiuojam. Tai dar prie to pačio, jau kad prisistatėm, tai gal ir pačią tą idėją visos tos rubrikos. Tai idėja buvo mūsų, bet partneriai padėjo gyveninti ją mums. Tai sakykim, partnerių dėka galim būti Wolfo Engelmano studijoje. Labai šauni vieta. Labai. Net nežinau, kad tokia vieta yra, tai nerealiai dizainas viskas, tai wow. Kviečiam apsilankyti, būtinai. Taip, ir kitas partneris Top Sport, kuris irgi davė mums idėjų ir, kaip sakyt, padėjo įgyveninti ir štai darom jau antrą laidą. Tai, nežinau, buvo ten tokių komentarų, gal kad būt šnekam per daug nesuprantama ir apie 6 nacijas kaip apie turnyrą, lyg kad visi žinotų. Tai nežinau net nežinau kaip šnekėti paprasčiau, nes... Kaip jaudinės, ar ne? Ne, nesijaudinu. Nežinau kaip šnekėti paprasčiau, kai Lietuvoje tas kaip ir nėra žinoma visai visuomenė, tik tais mažai, kaip sakyt, bendruomeniai. Tai nežinau, gal galim truputėlį dar aptart. Ką? Jeigu vadinamais tai sporto terminais, tai čia yra aukščiausias Europos čempionato divizionas. Nes kitas yra divizionas, kur žaidžia kitos komandos Europos. O čia žaidžia 6 stipriausios Europos komandos. Ir jos vyksta kiekvienais metais. Ir jos nesikeičia. Ir jos niekada nesikeičia, jo. Jos nesikeičia jau 25 metus, kas iš sportinės perspektyvos gana keista, nes gruzinai labai nori tas 6 nacijas padaryti jas 7 nacijom, arba, tarkim, kad būtų perėjimo kažkokios rungtynės į tas 6 nacijas. Kaip pavyzdį, galim pridėti šeštadienį vyko rungtynės tarp Gruzijos ir Šveicarijos ir jos baigėsi 110-0. Tai gruzinai nelabai turi, Sakartvelas tiksliau, nelabai turi prieš ką tam žemesniam divizionė žaist, bet taisyklės neleidžia jiem pakilti aukščiau. Kaip ir sakiau, iš sportinės perspektyvos labai neskanu gal, bet regbis toks yra, neįsileidžia kai kur. Ir viskas. Ir tos 6 komandos žaidžia tarpusavį ir jie išsiaiškina, kas yra stipriausi Europoje tais metais būtent. Jo. Ir jie žaidžia kiekvienais metais nuo sausio iki kovo mėnesio. Ir iš tikrųjų tai yra tik 5 rungtynės, tai jeigu vienais metais, tarkim, italai su anglai žaidžia Italijoje, tai kitais metais žais Anglijoje ir jos kasmet keičiasi. Tas yra labai įdomu, nes tu tik kas 2 metus pamatysi toj šaly tą komandą. Tai kiekvienoje šalyje realiai būna arba 2 arba 3 rungtynės tik tai 6 nacijų. Taip. Tai yra tikrai labai didelis renginys ir, sakykime, gauti bilietus, ypatingai kai kurios stadionas yra mums beveik neįmanoma. Bet turėjom pažįstamą rinktinės narį, Kęstutį Karbauskį, kuris sugebėjo patekti rungtynės. Tai linkėjimai jam, rungtynės buvo įspūdingos, sėdėjo gana žemai. Ir džiugu, kad sugeba papult. Taip. Tai vat, tai nežinau, kaip jūs vertinat šį savaitgalį apibendrintai vienu sakiniu. Tai aš gal vieną frazę, nieko netikėto. Viskas buvo kaip ir tikėjomės.
Aš panašiai irgi norėjau sakyti, kad viskas kaip ir tikėtas, kažkokių sensacijų, staigmenų nebuvo. Vienu momentu lyg ir atrodė, jog italai kažkokį turi šiokį tokį tą vat, konkurencingumą jau buvo sukūrę ir būtų įdomu buvo pamatyti, jeigu būtų jie ten kelis epizodus teigiamus paverti ir gal būtų kitaip viskas pasisukę, bet šiaip tai kaip ir turbūt šnekėjom, tai arčiausiai spėjimų turbūt buvo Paulius, kuris... Jo, aš suspėjau teisingiausiai. Jo, arčiausiai tų... Žinau, taip, nekalbant apie regbį, tai ledą nepirkau dar, o atsispaudimus pradėjau daryti. Tai nekalbant apie regbį, tai bet šiaip kaip ir nieko netikėto, bet gal airių anglų rungtynės galim iš tikrųjų gal prie jų ir pereiti iš karto. Tai gal einam nuo pradžių, einam nuo Velso prancūzų rungtynių. Penktadienį. Ok, tai šiaip mintis, tai yra pirmas kartas istorijoje 6 nacijų, kai Velsas nepelnė taškų. Nuo kažkurio laikotarpio ar apskritai per 6 nacijų? Okay. Tai toks įdomus faktas visai. Šiaip labai įdomi taktika, nes bandė visada nešti taškus, turėjo progų, bet nespardė. Labai įdomu, ką, tarkim, italai darė su škotais. Tai Velsas nedarė, Velsas bandė nešti iki galo. Buvo kelis kartus tikrai labai netoli, bet finale vis tiek kažkas vykdo, kad prancūzai apsigina ir futbolo terminais nemuši tu muša tau. Ir labai greitai apversdavo viską. Šiaip žiūrint į statistiką labai įdomu, kad tarkim atakuojant komandas, kada atakavo, prancūzai atakavo 20 minučių, kablelis 6, ne taip. Prancūzai atakavo 20 minučių, Velsas atakavo irgi lygiai 20 minučių. Tai ir tie atakavo tiek pat, bet skirtumas buvo milžiniškas, nes prancūzai išnaudojo visas progas ir pelnė 7 žeminimus, o Velsas tuo tarpu net 0 taškų, nei spyrių nieko. Nes žiūrint į statistiką, tiksliau 2 išskirtinės eilutės yra. Tai prancūzai įveikė Velso žaidėjus 1-1 27 kartus, prieš Velso 12 tik tai kartų. Ir tas leido tą skirtumą padaryti didelį. Ir iš gynybos perspektyvos lygiai taip pat. Tai čia atvirkščiai bus, kad Velsas nesugebėjo pagauti žaidėjo net 27 kartus. Ir procentaliai tai buvo labai didelis skirtumas. Ja. Ir tai leido prancūzam daryti, ką nori. Šiaip net labai nuspėjami buvo Velsas iš tikrųjų, labai nuspėjami ir čia tikriausiai yra ta statistika, tai atsispindi, kad jie nesugebėjo 1-1 įveikti tiek prancūzų, kiek prancūzai įveikė Velsą ir tas ir gavosi, kad nesukūrė tų momentų. Tiek daug, nes iš tikrųjų, jeigu būtų bent iš tų keletos momentų, kur iki 5 metrų net atėjo, būtų 1 ar 2 žeminimus padaręs rungtynės, tikrai nebūtų tokios sausos, bet, kaip sakant, nepavyko to padaryti. Tai, jo. Šiaip paminėjai, kad net nesirinko spyrių Velsas, tai šiaip girdėjau, kad Velso fanai, ne Velso, o prancūzų fanai netgi norėjo skandavo, kad jie paskutiniom minutėm imtų vartus, kai buvo bauda, kad nepalikti jų ant 0. Jo, tai, bet, žodžiu, tas nelabai jiem padėjo, tai... Ką skandavo? Nesu tikras, bet buvo tokių ištraukų iš pačių varžybų, kad... Ir vienas įdomesnių gal momentų yra Tamako raudona kortelė. Labai įdomus momentas. Labai. Kuris įtakos kitos savaitės startinės pozicijas, nes Tamakui yra 1 rungtynių diskvalifikacija už tai, kad gavo raudoną kortelę. Už iš karto raudoną kortelę. Dar žinom, kad pasikeitė, nors nežinom, gal galim paminėti, kad yra šiek tiek pokyčių taisyklėse. Tai dabar už raudoną kortelę tu esi šalinamas jau visam laikui, bet tave gali pakeisti po 20 minučių, jeigu
atsitinka kažkoks momentas, kurį tu padarai netyčia. Tarkim, ten su pečiu sužaidė į galvą, kas yra didelė rizika žaidėjui, bet tai vyksta netyčia, tada gali žaidėjas kitas tave pakeisti po 20 minučių. Tu į tą nebegrįžti jau, kaip ir prieš tai, bet taisyklė išlieka raudonos kortelės, jeigu tu specialiai ką nors padarai, ten, tarkim, trenkiai veidą iš kumščio kitam žaidėjui, tai jau pašalinimas esi visom rungtynėm, aišku, diskvalifikaciją kažkokią gauni ir tavo komanda turi žaisti visą likusį laiką be mažumoje 14 žmonių. Tai čia va toks biški pataisimas taisyklių, kas visai irgi gal teisėjai buvo prieš, kad labai tas raudonos kortelės 20 minučių įvedimas leis žaidėjim daryti, ką nori, neatsargiai žaisti, bet tas įvedimas taisyklės, kad yra paliekamas ir pilnas pašalinimas šiek tiek ištaisyta. Šiaip įdomu, tikrai gali tas turėti įtakos kitoms rungtynėms ir net galutiniam rezultatui prancūzams. Bet aš manau, kad jie turi pakankamai gylio. Taip, tai čia irgi buvo šnekama, kad kas jau kas, bet prancūzai tuose pozicijose tikrai turi gylio. Tikriausiai bus Mathieu Jalibert, kuris perims tą rolę 10 numerio pozicijoje. Čia buvo gandų dar prieš rudens turą, kad jisai dėl būtent kaip čia kalbos, kad jisai atsisakė būtent sėdėti ant suolo, kai po to, kai jo nepaėmė į startinę sudėtį, nepamenu prieš kažkokias varžybas, jūs gal pamenat, nebuvo tokios kalbos, kad jisai netgi pats nusiėmė save nuo rinktinės, kad sėdėtų ant suolo vietoj to, kad jisai būtų ant suolo ir gautų ten kažkiek tų minučių. Tai, bet dabar, aš nežinau, ar tai buvo kalbos ar ne, bet buvo tokios mintis, tai dabar galimai greičiausiai bus jo šansas prieš anglus Anglijai. Twickenhame, tai tikrai didelis iššūkis jam ir prancūzam. Dar vienas faktas apie Dupontą, tiek čia kaip ir dabar vertinamas kaip geriausias pasaulio žaidėjas, tai Antoine Dupont yra... Antoine Dupont yra... Antanas Dupontas. Tai Antoine Dupont yra vienintelis žaidėjas šių nacijų istorijai, kuris 2 rungtynėse yra padaręs 3 rezultatyvius perdavimus. Tai tikriausiai parodo tą jo klasę. Aišku, ta ramybė, visas tempo nustatymas tikrai atsispindėjo. Tai tie pasakymai, kad jis yra dabar geriausias pasaulio žaidėjas, manau, kad turi pagrindo. Ir aš manau, kad dar vienas dalykas, kas parodo, kad tu esi geriausias pasaulio žaidėjas, kai tu duodi perdavimą į priekį, teisėja to nefiksuoja. Tai čia jau kita lyga. Tai vat, kas ir buvo prieš Elsą 3 žemynime, jeigu neklystu. Tai vat, aišku, juokas, bet čia kaip ir su Richie Moko buvo geriausias pasaulio žaidėjas ir visą laiką vaikščiodavo labai plona riba ir jam kai kurių pražangų nešvildo tiesiog teisėjai. Tai va čia irgi tikrai parodo, kad tu jau esi per daug geras, kad tau vienas geriausias pasaulio žaidėjas, gal net ir geriausias. Taip. Tai vat. Italai, škotai. Taip, tai antrosios rungtynės, jau kurios vyko šeštadienį. Kaip ir viskas buvo, pirmo kėlinio vidury ėjo į vieną pusę labai. Rezultatas jau buvo 19-6, tada 19-9. Ir italai, kaip ir minėjom prieš tai, kaip Elsas, nieko nespardė. Tai italai bet kokią pasitaikiusią progą spyrė vartus. Ir Tomas Alanas irgi pataikė viską. Tas irgi lėmė, kad antro kėlinio pradžioj rezultatas jau buvo 19-12. Ir tada dar Russelo perdavimas tiesiai italų į rankas ir rezultatas lygus. Prieš tai dar jo pražanga buvo. Jo, taip. Ir pabaigoje pražanga ir po to perdavimas, kur perėmė, tai realiai 10 taškų Russelo. Russelo gana prastos rungtynės, tikrai ne. Bet po to padarė dalykų. Po to jis teisė, bet vis tiek toks. Tikrai yra škotam, kur tobulėt. Čia iš statistinės pusės
škotai visur dominavo, visose statistinėse eilutėse. Visur geresni buvo. Daugiau nešė, mažiau prasileido gynėjų, daugiau metrų bėgo, visur buvo geresni ir tai matėsi rezultate. Ir jeigu tas neperimtas kamuolys italų antro kėlinio pradžioje, būtų tikrai buvo prastesnis rezultatas. Tikriausiai taip. Aš irgi taip manau. Aišku, dar ir ten gale labai nepasisekė italam, kur galėjo dar intriga atsikurti, pametė kamuolį prie pat linijos. Tai toks labai daug buvo tų epizodų, kur galėjo dar pasikeisti viskas, bet škotai buvo stipresni, daug stipresni negu italai. Nu ir ką, paskutinės rungtynės? Taip, tai airiai anglai. Labai įdomus rungtynės, iš tikrųjų. Labai man patiko matyti anglų rinktiniai Caden Murdley, kraštas iš Harley Quinnų, debiutas. Vienas žeminimas, šiek tiek tokių gal nepavadinčiau klaidelių iš jo pusės, kurios lėmė gal epizodus, iš kurių airiai pavertė taškus. Bet manau, kad tos tokios gal šiek tiek jaudulio, gal šiek tiek nepatirties tarptautinio regbio, tos sprendimų priėmimas lėmė tas situacijas, bet šiaip taip, anglai atrodo labai fiziškas žaidimas. Mardlis gavo traumą ir vakar treniruotėje. Nebebus? Nedalyvavo vakar treniruotėje, neaišku kas bus, neaišku ar žais prieš prancūzus savaitgalį. Tai labai debiutas baigėsi neskaniai. Ir tas šiek tiek apkartino jam debiutą. Visai neblogai sužaidė, bet... Taip, tai, o šiaip tai buvo įdomu kova tarp 10 numerį man. Markusas Smithas ir Samas Pendergast. Tai ir net kas stebėjot iš tikrųjų, lietuvių komentatoriai daug minėjo Samo Pendergasto vardą, kad jisai visą laiką išlieka ramus, išlieka toks pat. Šiaip aš nežinau, ar tai stengiasi tą daryti, ar jam tiesiog taip jau natūraliai, instinktyviai gaunas, kad jisai visą laiką išlaiko tą pačią kūno kalbą ir tiesiog sunku nuspėti, sunku atpažinti jį, kada jisai blogos nuotaikos, geros nuotaikos, kada jam sekas viduj, kada ne, ką jis galvoja. Tai iš tikrųjų labai įdomu žaidėjas, labai įdomu žiūrėti man asmeniškai. Jo kūno sudėjimas, turbūt kas žiūrėtų nuo šono sakytų, jis tikrai neregbi žaidžia, jis žaidžia gali futbolą tą... Bet ar jums neprimena jaunas Sextoną? Man visiškai, norėjau tą patį sakyti, visiškai Sextonas. Atrodo, kad airių rinktinė ieškojo pamainos Sextonui ir augino nuo anksčiau. Bet šiaip pradžiai po spaudimais buvo labai pakišęs po spaudimų ir padarė keletą klaidų, ypač netikslus spyrė tiesiai į rankas ir net pirmą žeminimą, sakyčiau, iš dalies iš jo netiklių spardymų. Nepataikė vartus pirmo, lengvo spyrio. Bet šiaip apskritai anglai pradžią turėjo tikrai neblogą, apskritai pirmą kėlinį. Ir pirmą kėlinį jie, nepamenu rezultato, kiek baigė po pirmo kėlinio, kiek anglai pirmavo. 10-5 anglai pirmavo. Tai įdomus faktas, kad pirmas kartas tarp airių ir anglų per 42 metus, kai airiai pralaiminėdami po pirmo kėlinio sugebėjo grįžti ir laimėti. O, geras. Kem 2 metai. Tai rodo, kad anglai tikrai buvo gera komanda ir dar ką parodo, kad airiai irgi yra labai gera komanda, sugebėjo grįžti, parodė savo klasę, tai toks įdomus faktas. Labai. Ir aišku, Markusas Smithas, kuris, tikrai labai matosi daug ant jo pečių, remiasi anglai. Bet nepavyko jam, negalim sakyti, kad jam, bet nepavyko jam pasiekti tos pergalės prieš airius, būtent Dubline. Bet viskas tęsiasi ir aš manau, kad tikrai mes pamatysim dar labai daug gerų jų būtent. Kuri komandas labiausiai nustebino šitam
pirmam turė. Nu, kad ne Velsas, tai tikrai. Mane tai nustebino iš blogą pusę. Nu, blogąją pusę, jo, čia Ką, kalbant jeigu apie taip gerą pusę. sakykim, tai teigiamą. Nu, sakyčiau, gal prancūzai. Nes... Bet Kodėl? Man tai netrodė, Bet kad kodėl žaistų aš labai sakau, gerai. ne, aš nesakau, kad blogai, bet išlik ta komanda, gal kai tau yra lengva rungtynėse visą laiką išlaikyti tą patį tempą, ką jie darė, tai man visai... Noriu pasakyti, kad Velsui Kem 3 užnešti nėra lengva. Nėra dėl to- lengva. dėl to mes stebim Nu, per taip, prancūzus. tai visiškai, tai tas nėra lengva, bet jo, bet... kai tu... Velsas kažkada buvo geriausiai besiginant komanda. Turbūt net ne Europoje, o visam tarptautiniam vandenyse, ne? Ten, kai jie laimėjo tos visus Grand Slamus, tai ką rodė, kad jų ten statistikos buvo tikrai žvėriškos, kas liečia gynybą. Bet, nežinau, man patiko prancūzų tas suvažinėjimas, kad jie išlaikė tą visą iki po rungtynių galo. Pauliau, tau. Aš balsuoju už škotus šį kartą gal. Nes tikrai neblogai žaidė škotai. Tai aišku, buvo kelios tos klaidos. Aišku, jie labai norėjo atsirevanšuoti už pernai metų pralaimėjimą jam. Jie pralaimėjo ten 31-29 pačiam gale. Ir šiais metais siekė atsirevanšuoti stipriai ir jam tas pavyko. Ir tikrai neblogai atrodo. Žinant, kad dar turi keletą traumų ir dar keletą diskvalifikacijų iki 3 turo. Tai Labai gerai. tas Labai gerai. Labai įdomu išgirsti, nes tu taip kažkaip labai kažko lauki, kažką nori, taip. Ne, man, nežinau, man anglai labiausiai nustebino. stebino iš gerosios pusės. Jo, nu, Šiaip dar aš nepaminėjau statistikos. Tai šiaip žiūrint į statistiką, ne į taškus, jeigu reiktų spėti, kas laimėjo, tai sakyčiau, kad anglai laimėjo. Nes viską darė geriau anglai. tai buvo ten trumpa atkarpa, kai jie, sakyt, Pravažiavo. Pasileido. Taip. Ir nes O kur strigo? airiai padarė net 23 kamulio, tiksliau pametė 23 kamuolius airiai net. Kai anglai pametė tik 14. Tai vien čia tos daug yra, tada anglai 1-1 daug daugiau laimėjo 8 kartais. Tai vėl tas parodo bet aišku, jam davė labai didelį stimulą tas pirmas kėlinys. Jie su gana stipriom ir galingom grumtynėm atėjo ir kaip klausant kitų komentatorių ir komentarų po varžybinių, tai anglam pasibaigė energija. Antro kėlinio gale, vidury. Ir, kaip sako anglai, out of puff. Ir viskas buvo. Ir tada jau airiai darė, ką norėjo. Labai šiaip geras statistika paminėjai pamestų kamuolių skirtumas 9-14 prie 23 prie 14. 9, tai reiškia, turėjo 9 galimybėm daugiau airiai. Taip. Ne, Ne, anglai. Labai būtų įdomu pamatyti iš po tų standartinių situacijų, kokia buvo seka toliau. Žinau, ką turiu omeny, jeigu, pavyzdžiui, yra pamestas kamuolys, yra standartinės grumtynės. Nebūtinai standartinės gali būti. Sakykim, pamestos ir tiesiog perimtas kamuolys. Jo, gerai, sakykim, 5 standartinės grumtynės, darom prielaidą. Ką iš tų 5 grumtynių sugebėjo pasiekti? Ar tai pavyko perėti į airių pusę ir pasimti kažkokius taškus, ar kaip? Tai labai įdomu būtų šiaip pastrateguoti, kaip jie pavyko išpildyti, nes jeigu turėjo tiek galimybių ir, sakykime, nepavertė jų taškais ar bet kažkokius, nežinau, scenarijų, kurie priartino juos prie taškų, sukūrė kažkokias dar galimybės, tai gal tai tik parodo, kad nėra gera atakuojanti komanda iš tikrųjų, kad tiek galimybių turint nepaversti taškais, tai įdomu tą pamatyti. Ir dar viena statistika trumpa, tai beje, minėjai, kad Dipondas. Labai daug statistikos šiandien. Nu, čia tai trumpai. Prisistatėm ir vien statistiką. Tematikos. Tai Dipondas padarė 3 asistus, James Lowe irgi padarė 3 asistus. Ir gana
sudėtingus. Ir James Lowe 2 kartus pabėgo nuo vieno žmogaus, nuo vieno ir to pačio, kuris buvo anglų 9 numeris Alex Mitchell, Labai. kuris 6 kartus net nesugebėjo įveikti žmogaus 1 prieš 1. Jisai 6. Veikti ar pagauti? Pagauti. Nu, Jis nesugebėjo pagauti 6 kartus tai- žmogaus. Tai 2 ar 3 iš jų Lovos. Ne? 2 Lovos. Nežinau tiksliai kiek Lovos, bet 2 kartus iš tų buvo žeminimas po to sekė. Tai labai. Mhm. Ir dar vienas momentas man labai įstrigęs, kalbėjom prieš tai su Tautinu. Žeminimas po keitimo išėjęs žmogus ant pirmos linijos, hookeris, primink pavardę. Dan Sheehan. Meta 40, ne 40, kokį 30 metrų 30 pasą. Apsilinau jo. Tais. Atrodo lyg 9 ar 10 mestų, o ten meta pirmos linijos žaidėjas, kas norėčiau pamatyti pas mus Lietuvoje, kad kas taip mestų kamuolį. Bent net iš vėjerio žaidėjų, nebūtinai iš grumtynių. Tu nori pasakyti, kad iš... Ne, bet tokį basą atiduoti ir tada dar sekt, kad gautum žeminimą, tai čia buvo wow. Tikrai, nes kai žiūrėjau highlightus, taip atrodo, ką? Galvojau, tikrai 10 padavė ir paskui pasirodo ten pirmą liniją. Tai buvo tikrai neįtikėtina. Kaip mes praeitą laidą, aš minėjau, kad šitas turnyras būtent šių metų gali būti labai įdomus, tai po antro turo įmanoma, kad 5 komandos turės po 1 pergalę. Jeigu italai laimės ir jeigu anglai laimės, kas nėra neįmanoma tikrai, tai gali būti, kad 5 komandos turės po 1 pergalę ir 1 komanda turės 2 pergalės. Tai įneštų labai daug sumaišties ir būtų tikrai įdomu žiūrovui. Tai būtų apie ką daug pakalbėti. Tai aptariam ateinantį savaitgalį. Pirmos rungtynės. Pirmos ir gana mūsų lažybom įtakos daug turinčios. Jo, ir Tai Italai Velsas? Italai Velsas ir yra angliškas, kadangi yra wooden spoon, medinis šaukštas, kaip ir minėjom, komanda, titulas. Toks kaip ir gėdingas, bet komanda, kuri užima paskutinę vietą, jinai gauna medinį šaukštą, wooden spoon. Tai šita kova yra vadinama, kiekvienais metais būna tas wooden spoon battle. Tai medinio šaukšto kaip ir mūšis. Tai šitos 2 komandos potencialiai kovos, kad jo negaut, iš tikrųjų. Tai labai įdomu ir Velsui tai čia visiškas kaip finalas, nes jie tikrai nenori 2 metais iš eilės tapti paskutinę komandą, tai manau, jie eis all in ir, kaip sakyt, darys viską, kad laimėtų, nors apžvalgininkai favoritais laiko italus. Tai labai įdomu. Labai įdomu. Ir sako, kad bus ši dvikova pati nelygiausia. Gal labiausiai favoritai yra italai šį savaitgalį laimėti, lyginant su visom šiom komandom. Tai pradedam gal nuo spėjimų iš karto. Tai jo, kas jūsų... Aš sakau, kad italai laimės 20 taškų. Italai laimės 20 taškų. Taip. Įdomus variantas. Tikrintai, kad nereiktų čia. Įdomu. Gal ir yra italai šiaip. Pelnė daugiau negu 20 taškų apskritai. Šiandien žaidžia, ne šiandien. Ir italai žaidžia namuose, tai tas jau. Domantai. Tai rinktis favoritus būtų nuobodu. Nuobodu, kai eičiau prieš save, aš važiuoju su Velsu. Tai tu balsuoji už neatsispaudimų darimą, tai labiau čia tas gal. Nors dar turėsi galimybių daugiau. Tai kad aš ir sakyčiau, kad italai laimėtų, bet jeigu Velsas nugalėtų, jau neišsisuktum nuo vonios vis tiek. Tai aš vis tiek einu su Velsu, kad būtų įdomu žiūrėti. Kaip sakant, koja. Velsas laimės 4. Aš manau, kad italai laimės 4. Gerai. Įdomu. Tada toliau. Lecrunch, anglai. Tas prancūzų. Tas iš tikrųjų yra įdomus tas terminas Lecrunch. Tai yra terminas, kuris įvardina
dvikova tarp prancūzų ir italų įvairiose sporto šakose, bet ypatingai regbis laikai vadina šias rungtynes. Ai, ne tik regbiai? Ne tik, yra ir kitose, jo, bet kaip suprantu, regbis yra ta pasisavinęs labiausiai. Tai toks, ką parodo, kad pasako, kad visą laiką būna įdomios rungtynės. Kitaip truputį buvo prieš 2 metus, kai Anglijoje prancūzai laimėjo 50-30. Jeigu gerai pasižymėjau. Taip, labai buvo ten. Tai dabar aš nemanau, kad tai bus. Ne, kad taip nebus, tai tikrai nebus, bet vis tiek aš tikėjau prancūzų pergalę. Tai nesveikas esi. Domant. Dabar aš nemanau, kad tai bus. Seni. Tai prancūzai, anglai, prancūzai turėtų laimėti šitą dvikovą tikrai. Anglam, kaip ir prognozavau, taip ir nusimatys, manau, 4 vieta. Žinant, kad anglai paskui turės dar ir škotus ir ten tikriausiai pralaimės. Tai Drąsuolis. balsuoju aš už tai, kad prancūzai laimės 23 taškų skirtumų. Vėl didelis skirtumas pas mane, bet manau, kad kas turėjo būti ir su airiais, gana didelis skirtumas, bet jie ten gale sugebėjo atsikovoti keli žeminimus, bet prancūzai to, manau, neleis, nes tiek su Velsu žaidė iki pat galo, tiek žais ir čia. Tai aš manau, kad prancūzai laimės 6 taškais, tai vėlgi bus įdomu pamatyti tą naują prancūzų porą 9-10 numerio pozicijai. Žalibertas 10, aišku, Dar nežinoma. potencialiai darau prielaidą, nes jis kaip ir sekantis yra už to vadinamo brūkšnio, tai ir žinoma, Antuanas Dupontas, geriausiai puolantis 9 numeris, geriausiai puolantis apskritai regbio žaidėjas, vienas geriausiai, gal taip drastiškai būtų sakyti geriausiai, bet vienas geriausiai. Ir kaip jie atrodys prieš vadinamą tą jau anglų žaidėjų porą, tai Aleksas Mičelas vienas blogiausiai besiginančių po šio savaitgalio atrodo, o prieš jį bus geriausiai bepuolantis. Tai bet vėlgi neaišku, ar tokią strategiją pasirinks anglai, tai labai bus įdomu pamatyti. Tai aš labai daug šneku apie tuos žaidėjų porininkus, nes man labai įdomu juos stebėti ir juos analizuoti. Ja, šiaip įdomu, ką anglai paruoš prieš prancūzus. Tai mes savo domant. Aš manau, kad prancūzai laimės 2 taškais. Šiaip tikrai manau, kad anglai pasirodys geriau negu tikisi visi. Bent jau pirmos rungtynėse mane tikrai nustebino. Tai aš manau 2 taškais, kad išsiskirtų mūsų truputėlį spėjimų spektras. Tai vat. Ir tada galim pereiti prie Škotija-Airija. Tai kad ir kaip škotai simpatiškai atrodytų, gerai pradėjo praeitas rungtynės, bet tikrai nerodė pačią geriausią regbio. Net jeigu ir jie truputį pagerins savo žaidimą, aš manau, kad tikrai neatlaikys airių. Manau, kad Airija laimės 19 taškų. Ok. Pauliau. Aš čia būsiu vėl kitoks šiek tiek. Noriu šiek tiek intrigos įmesti ir sakau, kad škotai laimės 2 taškais. Finas Russellas baudos smūgių išplėš pergalę pačiam gale. Tai neš šiek tiek chaoso į pačią lentelę. Žinant, kad ir pernai škotai pradėjo labai gerai pirmas rungtynės dviejas, paskui jie sugriuvo kažkodėl. Tai manau, kad dar irgi, plus jiem nereikia keliauti. Aišku, čia kelionė nuo Dublino iki Edinburgo nėra kažkokia kosminė, bet pažiūrėsim. Aš sakau, kad laimės škotai 2 taškais. Tikrai netolima kelionė, dėl to vadinasi Celtic Clash, tas keltų mūšis susidūrimas. Tai Čia iš tikrųjų taip vadinasi? Taip. Ar čia tarp kitų sportų paplitę kažkokie? Ne, yra rašę kažkokie keletą straipsnių, kur yra toks Celtic Clash. Geras. Jo, aš gal toks labiau linkęs tą realistišką scenarijų. Manau, kad airiai laimės 11 taškų skirtumą. Nei didelis, nei nedidelis, užtikrintas. Škotai namie, bet airiai
manau, tikrai dabar yra pagavę tą pagreitį ir daug apie juos šiaip šnekėjom ir aš juos palaikantis. Tai tikrai manau, kad ta pergalė bus užtikrinta ir labai nekantrauju pamatyti 10 numerio dvikovą. Tai tokia pat kalibro beveik žmonės, Finn Russellas ir Samas Prendergast, tokių pat kūno linijų. Atletinių sugebėjimų irgi. Atletinių jo, tų visų vizualų. Tai Gal Samas biškai atletiškesnis? gal šiek tiek, Samas, Bet bet jo, labai nekantrauju iš tikrųjų, tai bus įdomu matyti tą dvikovą. Ir aš tikiuosi, kad niekas nesikeis startinėse sudėtyse, nes, nežinom, ką dar pasirinks, bet aš labai tikiu, kad mes išvysime. Mums įdomu pamatyti, Paulius jau matė, kad išplėš baudos. Paulius jau matė. Gal galėtų pasirinkti, kaip Veltas išplėš pergalę. Neišplėš. Gal jau Na, gali šiaip, matyti save tam toks jau turinys geras. šaltam vandenį, jau taip gali matyti, kaip ten mes maišom tos ledukus. Tai jo. Tai mūsų šio turo spėjimus galite matyti ekrane. Ir taip pat norim priminti, kad dar nesibaigė konkursas dėl viso šešetuko. Iki pirmų rungtynių antro turo dar galite parašyti savo spėjimą ir pretenduoti laimėti 200 eurų Sportland čekį bei regbio klubo Ąžuolas atributikos. Ir taip pat skelbėme dar antrąjį konkursą, kuris bus tik šiam savaitgaliui. Kviečiame jūs spėti kiekvienos poros nugalėtojus ir kokiu skirtumu ta komanda laimės. Komentuokite po šiuo video YouTube platformoje ir turėsite galimybę laimėti 50 eurų Sportland čekį bei regbio klubo Ąžuolas atributikos.